Sveiki, visas Lokits ir šiandieną mes žaidžiame Roblox. Ir šiandieną bus video ne paprastas, bet kalbėsime apie atnaujinimus visokius, pavyzdžiui, apie Blood Knight. Nu ir tokius atnaujinimus, ką mes norim pasakyti jums. Tai tu gali pirmas pradėti. Gerai, aš pasakysiu pliusą ir minusą. Pirmas bus minusas. Jeigu jūs žaidžiat, bus blogumas. Jeigu eisit čiopą, niekada nepirkit misijų greitą, nes tenais tik perkite beitą, kuris lauks reikia 6 dienas. Pirkit ją anksčiau, kada bus, pavyzdžiui, viena diena likusi, ar vėliau. O dar vienas minusas, kad reikia 3 valandas laukti, kol atsiras. O man, pavyzdžiui, kartais 3 valandos tokių dalykų, kur brangus labai, nelabai patinka. Trečias minusas, aišku, kad labai brangu viskas, kad mažiausiai kainuoja 200, bet daug kas 10 milų kainuoja daugiau. O plusai pas mane, pirmie nauji vaisiai žiauriai gražūs, žiauriai įdomus, labai įdomi nauji mutationai, o prieš update'ą tai buvo labai jaukingų eventų, pavyzdžiui, kaip galėjai šokti disko, žiauriai buvo gera ir jaukinga. Gerai. Dabar, koks tau nuomonė? Tai pliusus duodu tai, kad atsirado Chicken Jockey, vienas iš populiarių filmo. Taip. Ir tada duodu dar pliusą, kad dabar tie frutai, pavyzdžiui, blood, tokie dalykai, frutai tam, parodyk jiems, tu turi. Jo, jeigu dar turiu. Pažymas turiu. Jo, tie nauji frutai, va, pavyzdžiui, bananai, jie labai įdomiai atrodo, turi dizainą, kurie žiauriai įdomus. Ir dar jie pasiduoda brangiau negu Moonlight. Jo. O pats mutationas irgi geras, bet mutationas blogas už tai, nes tiesiog frutas tapsta raudonu. Nu, raudona neblogas spalva, bet tiesiog raudona. Ir jeigu jums įdomu, kaip atrodo Chicken Jockey, jis neatrodo taip kaip iš filmų, bet atrodo va tai va. Jisai turi, aš negavau. Toks Chicken Jockey skleidžia visus ribinio kokius. Geriau pamatyti, tą galiu parodyti jūs. Palaukit. Paimu va. Toksai va. Kaip matote, zombis ant vištos. Taip, biški, jisai yra keistai atrodantis, bet jisai yra rare. Ir atsirado nauji frutai, tai yra, pavyzdžiui, toksai frutas. Ir jį galima nusipirkti va štai čia. Va toksai frutas, jisai yra naujausias kol kas. Galbūt ir naujesnių. Ir aš duodu minusus, kad Blood Knight dabar jau nebegali gauti tų Moonlight kažkokių dalykų, nes už jie matau Blood Knight. Ir iš Moonlight gali gauti geresnių negu iš Blood Knight, bet gali pirkti tuos dalykus, tai yra dar pliusas, kad gali per Blood Knight gali pirkti šitus egus ir šitus seedus. Ir dar atsirado toksai naujas seedas, tai pasakyk, koks jisai. Blood bananų seedas, aišku, bananas, o kraukų nerodė. O dar galiu parodyti, Marozu turi dar vieną to naujo kraujo, bet turiu naujo mutationą Celestio Blood Banana, kaip matote, kaip atrodo. Ir jeigu mes eitų paselint, šitą kainą, normaliai banana kainuotų kraujo, kainuoja normaliausiai 11 stūkių. O dabar šitą va Celestio varo už 609 tūkstančius. Žymiai daugiau. Tai čia labai daug kartų geriau. Tai jo, verta gauti ten Blood Knight bananą kažkokius dalykus, pasisodinti ir jeigu gausit tą, kur jisai gavo, jums labai lengva užsidirbti pinigų. O jeigu gausit paprastą, ne taip ir gerai, nes jie duoda labai mažai. Žiauriai lengva žaisti, kažką šitą update'ą užsidirbu, iš tikrųjų išleidau daug, bet daug užsidirbu, apie 700 milų užsidirbu per update'ą. 700 milų, čia nemažai, jau daugiau negu pusė milijonų. Tai... Ir jisai man davė vieną frutą, kuris verta 100 kažkiek milijonų.
Ir aš jam už tai labai dėkoju. Ir jo, tai kas Bet domina... jeigu šitą žaidimą žaidžiat, būkit labai atsargus. Man jau buvo kažkaip nuskėmėlė, moteris pavogė mano vaiską ir kainuoja 109 mylų. Aš piktas, ne, nes man nėra skirtumo, aš jau pilną pats turėdavau, perdaviau. Ir taip, Ne. ir dar buvo atnaujinimas, bet jau apie šitą daug žinote, tai yra va šita papūga, kuriai duosit Moonlight dalykus, kurie atsiranda per naktį. Tokie violetiniai šviečiantis, gausit, jei nunešit, paspausit, tuoj pažiūrėsiu, ką reikia paspausti. Ir reikia paspausti Take all moon mutate plants, kad gautumėt daug dalykų, tai gali būt gausit šitus egus ir šitus. Ir iš tų egų galit gauti... Yra naujas egas Mythical egas. Tas egas turi lapę, kuri gali pavogti sydus. Pavyzdžiui, gali parekokti. Ten yra daug gyvūnų. Tai, ten tik du geri. Ir aš kito nežinau pavadimo pamiršau, bet žinau, kad lapė pavogė tos sėklas ir gali tiesiog labai geras. Kaip rakūn, bet tiesiog geresnis atrodo. Ir skamba. Ir iš ego galit gauti rakūn, kuris vogia daiktus kas 15 minučių. Ir jeigu domitės, kada naktis atsiranda, tai jinai, va čia, teikit prie papūgos ir tokiam prie mažos papūgos žodis Next Night Event 40 minučių and 13 ir 10 sekundžių. Pas mus, tai pas jūs gal bus ilgiau, gal trumpiau. Tai jo, ačiū Bankauskai už dalykus. Ir jo, tai jeigu nori daugiau podcastų arba tokių panašių video, tai rašykit komentaruose ir laikinkit, mes tikrai padarysim. Tai su jumis buvau aš. Love Kids. Ir Bankauskas. Viso gero.